Na ir pamokos pabaigai, Justai, ateik prie lentos, atsakinėti apie patyčias. Tai, kad aš nenoriu. Bet aš matau, kad tu nori. Nu, kad nelabai. Nu, ateik. Nu, ne. Na, tuomet gauni kuolą. Mokytoja, aš galiu? Gerai, Sauliau, ateik. O, Saulius man grūda. Justai, neatlikęs namų darbų iš kito pavardės tyčiojas. Aš nežinojau, kad čia pavardė. Galvojau gyvenimo būdą. Gerai, klasė. Rytoj jums paskutinis šansas atsiskaityti apie patyčias mokykloje. Ir pabandykit man nepasiruošti. Sveikutis, kaip prezentacija? Ai, nieko gero. Justas vėl juokėsi iš manęs. Sakė, kad man grūda tai ne pavardė, o gyvenimo būdas. Ai, jis durns, kai jis stumia. Tau gerai, kai tavęs niekas nepastebi. Man grūda. Kai užlipi ant svarstyklių, jos rodo tavo telefono numerį. Tai parodyk savo prezentaciją. Ką? Tik tiek? Čia net ne prezentacija, o kažkokia žinutė gerumo akcijai. Tikrai taip manai? Tai aišku, kai grįši namo, susirask informacijos apie tai, kaip patyčias įveikti ir gausis puikiai prezentacija. Klausau? Taip, mama, pavalgiau. Jo, visus 4. Nu, bet mama, man jau 15. Na gerai, ate. Na ką, mokiniai, atėjo laikas atsiskaityti prezentaciją apie patyčias. Man grūda. Jei Mėsainiai būtų lėktuvai, tavo burna būtų oro uostas. Jei kvailumas būtų knyga, tai būtų visa biblioteka. Kadangi Saulius praeitą pamoką nespėjo, jis ateis atsakinėti pirmas. Patyčios yra kiekvieno žmogaus problema, tačiau niekas nemoka, kaip reikia su jomis kovoti. Jeigu leisime, kad iš mūsų tyčiotųsi, tai ir tyčiasis. Reikia kovoti, parodyti, kad mes nesame koks patyčio objektas ir patyčios liausis. Šaunuolis, Sauliau, gauni 10.